Sveiki, šiandien esame Vilkaviškyje ir įsiprašėm į namus pas Perlas Go komandą. Mūsų šios dienos gidas, susipažinkit, šių namų šeimininkas Žygimantas Skučas. Sveiki. Sveiki, labai šiaip malonu, kad kelis mėnesius jau prašai, kad atvarytumėm. Jo, niekaip neatsikračiau tavęs, nemelok čia man. Iš tikrųjų, kaip ir turbūt daugelis MKL komandų neturim savo rūbinės, bet ir pasvalykai žaidžiau. Žinai, tas 3,5 sezoną irgi savo rūbinės neturėdavom, tai, Žiauriai Zaglocais reikia šitą rūbinį. Vienintelis treneris kol kas, žinai, kur net nebuvo noro niekada, žinai, pasiūsti, žinai, ant 3 raidžių, žinai, nes labai ramus. Gauna jis tas techninės per varžybas, žinai, pareikia ant teisėjų, bet kad žaidėjai labai gautų daug velnių, tai taip nėra. Tai labiau perteikia žodžiais negu emocijom. O jeigu reikėtų vieną trenerį per savo karjerą išrinkti, kuris jau buvo toks didžiausias rėksnys, kur jau rūbiniai, baisu būdavo ateiti po rungtynių į rūbinę. Kostičius, aišku, labiausiai visi bijodavo, turbūt galima taip pasakyti, jo, jis užrėkdavo ir jau ten pasigriežtai, nes, pavyzdžiui, Kazys Petrauskas būna irgi rėkdavo, bet jie tokie, tu negali rimtai kartais žiūrėti, žinai, jie tokie neatrodo tiek pavojingi, žinai, ir tas jų ryšys tarpusavio, paskui vis tiek tas geras išlieka, žinai. O, žinai, serbas, tai jau ten jau bijodavomės. Jeigu reikėtų išrinkti tau 3 dainas po pergalės, sakykime, laimit Telešiuose finalą, po pergalės reikia 3 dainas, kurias rūbinį leistum išrinkti. Tai pirma daina būtų Studio Maruko Aerobis. Yra, supranti, daug tų tokių kvailų dainų, kurių šiaip neklausai, bet rūbinį leidi, nes tai toksai gal savotiškas atsipalaidavimo, žinai, dalykas. Aš negaliu pasakyti, kad aš turiu kažkokį gerą muzikos skonį, aš labai daug klausau muzikos įvairios, bet dažniausiai 95% muzikos leidžiu aš. Judam, manau, toliau, važiuojam, apžiūrėsim toliau, ką gali pasiūlyti Vilkaviškio sporto centras. Įdomi arena, nes yra dar visokių, šita yra mažesnė salė, man atrodo, čia boksas ar kažkas. Pats niekada neužsiminėjai, čia tokį kovinį sportą? Niekada neužsiminėjau, šiaip iš tikrųjų gal ir geras kardio, aš tiesiog vieną esu bokso treniruotę turėjęs Žalgirį anksčiau, būdavo, kai toks legendinis Žalgirio savininkas buvo Romanovas ir tiek Žalgiriui, tiek dubleriam reikėdavo bokso treniruotės. Ypač aukštiems žmonėms, čia toks kaip viršutinės dalies stiprinimas, toliau, tai vieną kartą atėjau ir pats Romanovas buvo toj treniruotėje ir jis ten mus mokino, žinai, tu ten mėgi, atsibundi, ten trinki, tai supranti, o mum jau ten 17, 18, 19 metų, ten taip laikais, kad nesijuok, čia, žinai, čia milijonierius, ten Žalgirio savininkai, bet belia koks juokingas. Tai va, čia sto laiku ant švieslentės, tai labai įdomiai. Buvo kažkada sakė, nustatė, kad gerai rodytų, bet tada treneris sako nesąmonė, nes tada, žinai, žaidėjai žino maždaug kiek laiko treniruotė truks. Ai, čia specialiai, kad neskaičiuotumėt? Jo, tai dar jeigu labai reikia, tai atsiskaičiuoji, maždaug pažiūri, kiek yra, kiek rodo, žinai, tai vis tiek atsiskaičiuoji, bet čia sėdi mūsų, žinai, galvos jau. Čia yra geriausi baliai būna, Vilkaviškis, kaip supratau, yra bent jau nacionalinį lygį, tai vienas svetingiausių klubų, žinai. Čia daug labai taurių. Kaip savo vertinimu, kokia yra didžiausia pergalė? Gal iš tos auksinės kartos? Labai, supranti, sudėtinga, aišku, dabar žiūrint, kaip sekasi Lietuvos tam jaunimo rinktiniam, tai jo buvo tas pasiekimas, žinai, ten tai visi auksiniai kartoj. Bet tu vis tiek, tu eini į vyrų krepšinį ir turbūt mano ta pergalė didžiausia ir buvo su Lietkabeliu, žinai, antrą vietą LKL. Aš jaučiausi prie to prisidėjęs, žinai, nesėdėjau niekur ant suolo ir tikrai įdėjau indėlį. Čia va mūsų komandos direktorius, Justas. Jūs pasakysi, ką nors apie Žygimantą ar apie Vilkaviškį. Po sezono. Po sezono tai dažniausiai būna apie Žygimantą nieko gero. Planuoju nebežaist jau po šią sezoną. Visai? Jo, manau, kad nebegaliu, nes nėra kažkokių, žinai, rimtų dalykų. Jeigu ieškočiau, turbūt atrasčiau, žinai, ten magnetinį rezonansą, žinai, pasidaryčiau visą kūno, bet jaučiasi, žinai, tas bendras, kad tu iš laiką, žinai, gyveni skausme. O tie pinigai nėra tokie dideli, kad tai, supranti, atpirktų. Ta meilė krepšiniui irgi nėra. Jinai meilė yra žaidimui, o žaidimą malonu žais, kai tau malonu žais, žinai. Jeigu tu, žinai, žaidi ir tu visą laiką ten dar pradedi, žinai, piktas darytis, burbėtis ant kitų ir rėkauti, nes tau skauda, ne dėl to, kad, žinai, ten reikėtų rėkauti, žinai. Tai neturiu paskolų, turiu būstą, mašiną. Ne ta tvarka norėjau pasakyti, tiksliau turiu žmoną, sūnų, būstą, mašiną, žinai, visi sveiki.
tai galim, žinai, pradėti kažką iš naujo savo mieste, Kaune. Dar kalbant apie Vilkaviškį, žiauriai daug fanų čia pas jus susirenka. Vilta Vilgauja su mumis važinėja, žinai, visas išvykas ir būna jo, kad ir, žinai, ir atvykti ir 100 žmonių išvyka, tai čia nacionaliniai lygiai, tai čia sunkiausia visiems žaisti, čia ir teisėjauti sunkiausia, aš ir pats, žinai, kartais pasileidžiu plaukus, ten, žinai, teisėjai atžvilgiu, bet šiaip tai čia teisėjam atvažiuoti yra labai sudėtinga. Jūs avai kažkokią papildomą priežiūrą vien dėl to, kad esi Žygimantas Skučas? Jo, jausdavau iš tikrųjų ir labai jausdavosi tas laisvumas, kai tu žaidė, tarkim, prieš kitus žaidėjus, kurie irgi turi tą priežiūrą. Būdavo, jeigu žaidži prieš Jomantą arba žaidži prieš Galdį Kasimą, tai jau ten gali šienautis, ten jos tau palieka dviese, ten tu iš smėlio dėžėjai, žinai, žaisti jūs ir jūs ten, žinai, ką nori, tą dar, žinai. Jeigu... Turėdavai kažkokių triukų, kur teisėjai nepamatydavo kažko, tai turėdavai? Neturėjau, bet kažkodėl vis laiką įsivaizduoju, kad turiu. Nes galvau, gal galėtume dabar jaunimui parodyti, kaip... Va, tarkim, tu kovoji puolime kamuolį ir negalima, supranti, tvert priekiu. Tai tu įsivaizduok, manęs priekiu, jeigu negalima tvert, netitvert. Nu gerai, tu tarkim tversi mane, ne? Ir dabar kovosim kamuolį. Ir, žinai, aš nebandau pirmas įbėgti, ten daugelis bando, ten teisėjai pamato, aš tiesiog laukiu ir, žinai, jau būna tas tavo žingsnis, tu mane tverk ir aš tiesiog paimu tą ranką ir perėsmetu. Ir tu niekada neišlaikysi, žinai. Tai čia jaunimas šiaip galėtų užsirašyti tokius patarimus iš tavęs. Tai va, dabar sužaisim tradicinį minusą ir taisyklės labai paprastos. Jeigu aš užstatau į minusą, jūs turite atsakyti visiškai atvirai į mano vieną klausimą. Gerai. Su baudom gerai sekasi? Man irgi nėra, kad labai gerai. Gerai, viškė. Tiesiog filmuosim, kaip nepataikoma būtų visą laiką. Išrikščiausi atstumai. Nu va, jau dabar jau. Jeigu aš užstatau, tai irgi galiu klausti, bet nepasiruošiau klausimų, jokių įdomių. Oi, čia gražiai, man dar nufilmavo, jaučiu. Nu va. 2-0. Nu va. Aš bandysiu ant paprastesnių paimti. Davai. Opa. Klausimas. Apie tavo tokį nusistovėjusią nuostatą, kad esi nešvarus žaidėjas. Ir Šaras yra pasisakęs, ir komentaruose šiek tiek žiūrėjau, dar vis dabar rašo. Tai manau, čia yra, žinai, labai subjektyvus dalykas, tas nešvarus žaidėjas ir taip, žinai, realiai taip visi sako, kad yra subjektyvus dalykas. Jeigu jūsų pasiteisinimas, jeigu prieš mane pralošėt, kad aš nešvarus žaidėjas, tai gerai, jeigu jums tai tinka, tai... Bet labai jautriai reaguoja, kaip, pavyzdžiui, toks kaip Šaras. Man dabar šnekėti apie mediciną, tai taip pat kaip Skučių šnekėti apie, kaip sakant, normalų krepšinį. Man dabar malonu apie Skučią šnekėti, bet reikia šnekėti, nes jis traumuoja žmogus. Jis absoliučiai nesupranta, ką jisai daro. Tai tada reagavau, tai žinai, tai man buvo tam 25 gal, bet tai žinai, buvo toks vienas iš krepšinio dievų mano karjeroj. Tada buvo skaudu. Opa, 3-2 aš atsigaunu visai dar. Tu jo, kai susikūrė taisyklę, kad iki 5 žaidžiam. Dabar turi sudaryti savo nemėgstamiausių žaidėjų penketuką. Man nemėgstamiausias žaidėjai, prieš kuriuos reikėjo žaisti, turbūt Gediminas ar Elikas. Tiesiog jo kompas dvigubai greičiau veikia už mano, žinai, ir turėjo tą, žinai, ryšius teisėjais, taip toliau. Prieš Watermaną buvo sudėtinga žaisti, nes jau jis pristaikė, žinai, prie tų jau naujoviškų mūsų taisyklių. Lukošiūnų Karolių nemėgau žaisti. Nedaug žaidžiau tą sezoną, bet šiaip nepatiko man jo charakteris. Tikrai ir paverkiu, ir esu neteisus dažnai, bet vis tiek stengiasi kitą dieną vėl, žinai, kovoto. Žinai, tų raugintų kopūstų surūgusių man, žinai, nereikia ir nemėgstu. Tai va, tai nesu jo tiesiog, žinai, charakterį. Tęsim. Dabar aš on fire visai. Eik tu. On fire, pramest. Ai, čia jau tokiais pradėsim. O. Va. Ai, bet nedaug trūko. Žinai, ko mes panašus aikšteliai dabar? Kuom? Kad mūsų abiejų jau geriausias dienas jau praėjo. Kaip krepšininkų. Nu Jan, bet tai ką. Mano kokių 13 metų geriausias buvo turbūt. Šiaip, žinai, krepšinis, dažnai žmonės, labai daug žmonių žinau, kurie žaidė kašį ir tiesiog metė nuo 18 metų.
tai labai daug kas galėjo žaisti NKL minimum, LKL, tiesiog žmonės pasirinka, žinai, kitą gyvenimą ir tiek. Kartais, supranti, kartais gal neįdomu yra krepšinio gyvenimas, tai yra, žinai, krepšinio aikštelė, bet visa kita tai yra, žinai, rutina. Sudėtinga, biški, baigus karjerą į tą normalų žmogaus gyvenimą, žinai, ateit. Tai labai manau, pagal tavo duomenis labai gerai, kad baigiai 13. Nebent buvai labai greitas. Pradžiškai visi galėtų žaisti NKL, bet paskutinį 2 kartus, ne? Nu. Du kartus dar per paskutinį? Taip, paskutinį. Nu, davai, šiaip ne, čia, žinau. Nu, mes, žinai, prasnaus krepšikai jau nežaidžia su 2, čia ne kūno kultūra. Jau gali, per 2. Bet man įdomu, ką Zablockis pasakytų, jeigu ateina rungtynės ir tu paimi iš čia 3 taškus, o tokius va mėtai. Matai, ten iš ten lengva pataikyt, pats matai. Yes. Tavo užduotis yra papasakot geriausią šventimą, kurį prisimeni. Šiaip vis smagiausi turbūt šventimai būna autobuse po rungtynių. Jeigu, žinai, jau kai gali, žinai, ten atneša arba nusiperkam, arba būnam nusipirkę, žinai, kokio, žinai, gėrimų, tada sėdim, žinai, klauso muzikos, žinai, aišku, išmoko kolonėlės dažniausiai. Tai palatai, kiek turi minusų? Aš turiu 4. Žiūrėk, tai lygų bus. Opa, lygiai. Klausimas. Koks, gal LKL, gal kažkur Europoje, kas buvo didžiausias trash talkeris? Esi gal pats kokią nors žiauriai pasakęs baisę, kur po to gėda? Pats esu pasakęs. Tai esu, žinai, į NKL žaisdamas iš dublerius pasakęs juododžiui, kad valgytų bananą, žinai. Tai va čia jau max ir vienintelis toks atvejis, žinai. Viskas taip, tu kaip pakeliauji, pamatai daugiau, tau viskas kaip ir aišku, žinai. Bet kai užaugi tam vienam mieste, tai pagal tą miestą, žinai, ir galvoji. Nu gerai. Viskas. Dėkui. Tai kaip priėmė tave į Vilkaviškį? Gerai priėmė, iš tikrųjų, sakau, aš pripratęs žaisti prie tų mažų miestelių, žmonės šiltesni, jiems svarbu tas jų miestas, jie jo didžiuojasi. Tai dažniausiai būna vietiniai žmonės, nebūna, žinai, kaip tie mūsų didmiesčiai, žinai, kur suvažiavę iš skirtingų miestų ir nelabai čia kas yra svarbu, net to identiteto gal tokio nėra kaip mažose miesteliuose. Tai va, tai labai šiltai priėmė, aš jau turiu tą savo vardą kažkokią, žinai, kaip krepšininko, pakovoju, nugriūnu ant kamuolio, žinai, pasakau ką nors, pavaidinu ir, žinai, žmonėms tas patinka. Jeigu reikėtų cheat mealą kažkokį per laisvą dieną valgyti? Iš tikrųjų man yra pica kažkodėl. Aš visai galvoju, burgerį, kebabai irgi skanus kebabas. Pica ir kebabas yra taip, žinai, konkurencingai, o tai priklausomai nuo nuotaikos. Tai jeigu rytoj užbaigtum karjerą, ko labiausiai pasiektum iš krepšininko karjeros? Tai yra pagrindinis dalykas ta rūbinė, tas juodas humoras, kūnas pasilgsta gal šiek tiek to adrenalino, to tokio jaudulio. Man atrodo, man reikės poilsio baigus karjerą nuo šitų visų dalykų. Gal šiek tiek užsidaryt kaime, pavaikščiot po mišką ir tada vėl grįžti su kažkokiais naujais projektais galvoj. Gerai, ačiū labai už tavo dieną, buvo labai smagu. Dėkui. Ir Iki kito karto. Iki kito karto. Teisingai.